Skaičiuojant su skaičiuokle galima naudoti formulės ir funkcijas. Formulės tai yra tiesiog paprasti matematiniai veiksmai su 2, 3 arba daugiau langelių. Tai sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. O kasgi yra funkcijos? Funkcijų yra labai daug. Štai kiek jų yra skaičiuoklėje. Visų jų žinoti turbūt neįmanoma, nebent kažkas profesionaliai dirba su skaičiuoklė ir jas visas naudoja. Ką funkcijos gali padaryti? Pavyzdžiui, funkcija gali ištraukti kvadratinę šaknį. Funkcija gali apvalinti skaičių tam tikrų tikslumu. Galima taip pat pakelti skaičių laipsnių. Galima sužinoti pi skaičiaus reikšmę, suskaičiuoti sinusą, kosinusą ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, ką mes dabar išmoksime skaičiuoti? Mes išmoksime panaudoti sumos funkciją. Pažiūrėkime į pavyzdį. Štai šitame stulpelyje yra duota, kiek kiekvieną dieną žmogus išleidžia pinigų pietums darbe. Ir jeigu aš norėčiau sužinoti, kiek per visą lapkričio mėnesį yra išleista pinigų pietums, tai man reikėtų šitos visus skaičius sudėti. Jeigu aš naudočiau formulę, ką aš daryčiau? Aš paimčiau ir sudėčiau visus šiuos langelius. Bet kadangi tų langelių yra labai daug, labai gaištasi laikas ir taip pat labai lengvai galima padaryti klaidų, todėl kad jeigu aš nepaimsiu bent vieno langelio, tai man bus iškart ne tas atsakymas. Skaičiuoja tai gerai, bet formulė per daug ilga ir, kaip sakiau, per daug gaištasi laikas. Yra daug trumpesnis ir greitesnis būdas sudėti daug langelių ir tai yra naudoti sumos funkciją arba kitaip tariant sudėties funkciją. Kaip ją užrašyti? Po lygybės ženklo rašom žodį sum, tai yra sumos arba sudėties funkcija, tada atidarome skliaustelį ir pažymime norimus langelius, kuriuos norime sudėti. Uždarom skliaustelį, uždarys skliaustelį būtina, nes mes atidarėme skliaustelį ir spaudžiame Enter ir gavome atsakymą. Mums sudėjo štai šiuos langelius. Ką reiškia užrašas skliaustuose? D4 tai yra pats pirmas langelis, kurį aš pažymėjau, o D33 yra pats paskutinis langelis, kurį aš pažymėjau. Dvitaškis tarp jų reiškia, kad buvo paimti visi langeliai nuo pirmo iki paskutinio imtinai. O žodis sum reiškia, kad aš naudojau sumos funkciją. Bet įsivaizduok, kad tu turi ne 30 skaičių, bet 1000. Ar labai lengva su pelyte būtų pažymėti 1000 langelių? Ne tik labai lengva, bet ir labai nepatogu, nes reikėtų braukti žemyn su pelyte, labai nepatogus darbas. Kaip galima daryti kitaip? Reikėtų įrašyti pačiam arba pažymėti patį pirmą langelį, tada parašyti dvitaškį, tada pažymėti arba parašyti paskutinį langelį ir uždaryti skliaustą ir paspausti Enter. Ir man dabar sudėjo visus šituos langelius. Taigi, jeigu mes norime sudėti labai daug langelių, naudokime funkciją sum, o jeigu norime sudėti kelis langelius, pavyzdžiui 2, 3, 4, tai naudokime paprastą sudėties formulę.